Sveiki visi! Šiame video parodysiu, kaip atlikti makiažą su 3 spalvų lūpdažiais. Pirmiausia, veidą padengsiu makiažo pagrindu Hourglass Mineral Veil. Jis padės lengviau pasidengti pudrai ir ilgiau išsilaikyti makiažui. Pirmiausia, tepu prie pakuotės pridėtų pagaliuku. O vėliau visą priemonę išsklaidau rankomis. Šį pagrindą labai lengva tepti, jis labai lengvai sklaidosi, po jo oda tampa labai švelni. Pagrindas išteptas, dabar jau galima tepti pudrą. Kaip pudrą naudosiu kremą su spalva Laura Mercier. Pudrą tepu su Sigma šepetėliu, sklaidau po visą veidą. Toliau tepsiu savo mėgstamą maskuoklį. Nepamiršti patepti maskuoklio prie nosies ir kitose reikalingose vietose. Kaip šešėlių pagrindą ir patį šešėlį naudosiu MAC Paint Pot spalvą Painterly. Tepu visą voką taip pat Sigma šepetėliu. Produktą išsklaidau pirštais. Toliau kaip šešėlį naudosiu bronzantą. Taip pat savo mylimiausią, tai yra ARN. Naudoju su plačiu sklaidymo šepetėliu akies voko raukšlei. Ir sklaidyti reikia kuo geriau. Pravedimui naudosiu Stilos rudos spalvos pravedimą Stay All Day Waterproof. Tai reiškia vandeniui atsparus. Jisai tikrai labai gerai išsilaiko visą dieną. Nesubėga, neatsispaudžia. Plunksnelė labai patogi, plona, nėra kieta, minkšta, patogu tepti. Pradedu nuo vidurinės akies dalies, toliau vidinėme akies kamputyje ir išorinėme. Svarbu nepalikti tuščių tarpų. Pravedimas nubrėžtas, toliau galima dažyti blakstienas. Blakstienom naudosiu Giorgio Armani Eyes to Kill blakstienų tušą. Antakiam naudosiu Anastasia de Brow Pomade. Naudoju su kirstu šepetėliu. Priemonė gana lengva tepti, svarbu jos nepadauginti. Iš pradžių priemonė atrodo šlapia, vėliau jinai padžiūsta. Vaizdas sumatiškėja.
Svarbu netepti ryškiai antakio pačios pradžios. Tuomet vaizdas atrodys labai nenatūraliai. Čia, kaip matote, ne visai idealiai patepiau. Vėliau šiek tiek pataisiau. Sugrįžtu vėlgi prie to paties MAC šešėlio ir juo tepu po antakiu. Antakio linija atrodys ryškesnė, iškilesnė. Šis šešėlis yra visiškai matinis. Tepu plokščiu šepetėliu. Toliau paakiam naudosiu iš eBay pirktą paletę, gana šviesią spalvą. Priemonę sklaidysiu pirštais, nes su šepetėliu supratau, kad labai jinai sunkiai tiek pasiima, tiek sklaidos. Kontūravimui naudosiu tamsesnę spalvą. Kaip minėjau, su šepetėliais sunkiai sklaidosi, todėl sklaidau viską pirštais. Taip pat optiškai pasiaurinsiu nosį. Vėlgi viską išsklaidau pirštais. Makiažo užtvirtinimui naudosiu Guerlain kompaktinę pudrą. Tepu dideliu šepetėliu visą veidą. Ryškesniam sausam kontūravimui naudosiu Aerin bronzantą. Tepu skruostikaulio liniją. Priemonę reikia taip pat labai gerai išsklaidyti. Skaistalams naudosiu Dior Nude skaistalus. Skaistalai yra koralinės spalvos. Na ir pats paskutinis, bet ne mažiausiai svarbus dalykas yra lūpos. Taigi, pirmiausia pradėsiu nuo Clinique Chubby Stick rausvos spalvos lūpdažio. Šis lūpdažis tinka tiek dieniniam, tiek vakariniam makiažui. Yra švelnios rožinės spalvos. Drėkina ir minkština lūpas. Labai malonus, visai neblogai išlieka. Šią priemonę labai patogu tepti, nes jos aplikatorius yra smailas pieštukas. Taigi, štai taip atrodo vaizdas su pirmąja lūpų priemonė. Antrąją lūpų priemonę naudosiu šiek tiek ryškesnę. Tai yra Too Faced koralinės spalvos lūpdažis. Jisai yra daug ryškesnis už patį pirmąjį, bet taip pat tinka prie tokio akių makiažo.
Na ir pati paskutinė priemonė lūpoms yra Hourglass blizgesys. Tai nėra toks visai kaip blizgesys, tai yra labiau kaip skystas lūpų dažas. Spalva yra labai ryški. Spalva yra ryškiai raudona su mėlynu pustoniu. Kaip žinia, raudoni lūpdažiai su mėlynu pustoniu optiškai balina dantis. Su šia priemonė makiažas atrodo daug ryškesnis. Taigi, tokį makiažą galima naudoti vakariniams išėjimams. Štai taip atrodo akys iš arčiau. Raudonos lūpos labai tinka prie rudo pravedimo ir atvirkščiai. Štai toks yra vaizdas su paskutiniu, pačiu ryškiausiu lūpdažiu. Dėkoju, kad žiūrėjot.